Ar kada esi susimąstęs, kaip tampama gelbėtoju? Na ir pritariu tau, jei galvoji, jog turi mokėti gerai plaukti, būti tiek fiziškai, tiek morališkai stiprus, nebijoti nuotykių bei mėgti adrenaliną. Kalbu konkrečiai apie Klaipėdos bei Smiltynės gelbėtojus, kurie pavasarį dalyvauja atrankoje, ten atrenkami geriausi kandidatai, kuriems vyks apmokymai tiek teoriniai, tiek praktiniai, baseine ir paplūdimiuose prie jūros, o pirmas darbo dienas ir pačioje jūroje. Bet šiandieną ne apie tai. Šitame vaizdo klipe noriu parodyti labai kitą svarbų dalyką, tai mokymus vandens motociklo ekipažui, jog nebūtų taip. Todėl praktikuotis ir lavinti įgūdžius audringoje jūroje yra taip pat labai svarbu. Todėl turime mokintis taip, jog galėtume pritaikyti taip. Гулькis! Гуляк! Давай, kibkis! Traukitės! Moteris sąmoninga! Padėkit! Prispauskit! Atsargiai bangas! Na, bet pradėkime nuo pradžių. Kas vairuoja vandens motociklus? Vandens motociklus vairuoja centrinio gelbėjimo stočių gelbėtojai, kurie dažniausiai dirba jau ne pirmą sezoną. Ir pagrindinė vandens motociklo ekipažo paskirtis ne tik gelbėti skęstantį, bet ir padėti kitiems gelbėtojams gelbėjimo operacijose. O tai nesakė raudona vėliava niekas? Taip pat atlikti patruliavimus, prevencinį darbą ir kitus darbelius. Todėl vandens motociklo apmokymai yra gyvybiškai svarbu ir būtina. O kas mokina vairuoti šią transporto priemonę? Vandens motociklus mokina vairuoti gelbėtojų vadovas ir vyresnieji pamainos gelbėtojai, kurie dirba jau ne pirmą sezoną ir savo sukauptą patirtį perduoda kitiems. Iš pradžių susipažinti su pagrindais. Nusileisti vandens motociklą, kaip elgtis bus antro numerio vandens motociklo gelbėtas. Ir visą šitą apsimokysim. Pačiam man reiks prisiminti įgūdžius. Jūra tikrai audringa visai. Pasiruošęs? Pasiruošęs. Tada save išbandyti ramioje jūroje. Ir mano asmeniškai mėgstamiausia darbo dalis tai yra apmokymai audringoje jūroje, kada dažniausiai ir vyksta skendimai. Varom. Darysim apmokymus, ko paskui pats treniruosios, plaukysiu, valysim ir žiūrėkime kaip seksis. Jau daug pasiruošim viską. Krovėm akumuliatorių, kad viskas būtų paruošę, kad jūroje vidury neužgestumėm. Ir bandysime.
Prisisegsim lentą, nes visgi apmokymai bus. Gelbimo lentą. Vandens motociklą valdyti tikrai nėra labai sunku ir manau bet kuris benzingalvis daugiau ar mažiau tai puikiai sugebėtų. Bet reikia nepamiršti, kad plaukti reikia tarp didelių lūžtančių bangų, kurios bet kurią akimirką gali tave apversti atviroje jūroje. Turi plaukti ne vienas, o su kolega gelbėti ant galo. Taip pat mokėti priplaukti prie skęstančio, jog jo neužgautum. Ir visame kame komunikuoti per raciją su krante esančiais gelbėtojais. Klipe dabar rodoma, kaip vienas gelbėtojas po ilgos pertraukos apšilinėja ir apsipranta prie vandens motociklo, nes po to juo reikės plaukti dviems gelbėtojams, kas tokioje jūroje pasidaro dvigubai pavojingiau, nes apvirsti šansų padaugėja. Tai va, tas antras numeris būti, aš paskau šokiu, dar paskau pro kurią pusę, ne? Dabar ta mergina, va, skandolė bus, ją gelbėsi, tu ją tau nereikia ten į krantą, tai tau tiesiog reikia laikyti po viršų, žinai. Tada aš atvarysiu tau iš priekio ir tu matysi mano ranką. Tu turi mano ranką paimti, aš tada taip biškai pritras, kad tu įsikiptum į lentą, į tos šniūrus, einam parodysiu. Tai va, pritrauksi, ne, tarkim, va, tu va čia, va, tai ateini, va, sakysiu, duok ranką ten iš ten, ir toksai, ir tu viskas, laikai, paleisi ir aš pamėsiu tave. Tu laikysiu ir jau bandysiu užkelti, žinai. Dabar matote, kaip taisyklingai reikia lipti ant motociklo, tai yra per galą. Ir jokiais būdais ne per šoną, nes motociklas gali prarasti pusiausvyrą ir jo lengva bus apsiversti. O čia matote, kaip taisyklingai priplaukti prie skęstančiojo. Tai yra priekiu į jūrą. Duoti skęstančiojui ranką ir taip traukti prie gelbėjimo lentos. Kodėl priekį į jūrą? O todėl, kad lūžtančios bangos neapverstų motociklo. Būtent taip, kaip matote dabar. Vėl ir būtina treniruoti su vandens motociklais. Na, o čia matote, kaip du gelbėtojai plaukia į skendimą kitame poste, kitame paplūdime. Priekyje senbuvis ant galo naujokas mokinasi ir jie plaukia tarp vadinamų koridorių, kuris susidaro iš bangų. Todėl būtina susirasti šeimą, kaip vat matote štai čia. Vat. Štai vadinamam koridoriui plaukia, bangos neša link kranto, todėl būtina rasti praplaukimą, kuris yra štai čia. Ir vėl taip koridorių plaukia, bet taip tolyn į jūrą, vėl ateina lūžtančios bangos, kur vėl reikia ieškoti koridoriaus praėjimą, štai kur matome praėjo puikiai. Ir vėl va, tas pats. Ir toks yra va, laukiamas manevravimas tarp bangų, štai vėl matot praėjimas. Ir vėl iškart, kol bangos nelūžta, plaukiam į jūrą gilyn, kiek įmanoma, nes kitaip bangos vėl po truputį neši krantą. Čia yra klaida, kad tu nesilaikai, kur sakiau, nes būtum atsispyręs. Ir va tokie tie treniravimas. Jo, tu nebijok, aš tau pasakiau, tu tą ir daryk, žinai, ten. Nes matai, va, apie ką ir kalbu. Tu gali man duoti šeidą, žinai, va. Dabar supratai, ne? Tai dar triuomenį, kad žinai. Nu, aš dabar ramiai dar varau, matai. Jeigu noris, gali greit pavaryti.
Laikykis! Matai, jau mumis į krantą neša. Tai va tą irgi reikia stebėti labai. Tik ką, benzingalviai. Einam atsigerti kavytės ir dirbti.